Esame sodybos Palsodžio kaime viduje. Štai kaip matote yra jaukiai išsidėsčiusi virtuvė kartu sujungta su svetainės kambariu arba su valgomuoju. Namo langai yra pakeisti, įdėti stiklo paketai. Labai tvirtos gražios lubos. Grindys irgi tvarkingos, ant jų sudėtas laminatas. Užeikim dar į kitą kambarį. Čia viskas labai yra gražu ir labai autentiška. Labai gražios išlikę senovinės medinės grindys, labai gražios lubos medinės, labai gražūs peizažai pro langus. Štai pasižiūrėkim. Yra sodas, už to sodo ežeriukas. Kambariai yra apkūrenami stačiamalkiais pečiais. Taip pat pasižiūrėkim, čia dar yra dar vienas kambarys. Štai, žodžiu, yra čia tų kambarių, yra tos vietos, gražiai įsikurti, gražiai poilsiauti. Viskas labai gražu, laukia tų savo naujų šeimininkų. Na ir pasižiūrėkim, dar šitoj sodyboje daugiau yra dalių. Štai, dabar išeisim į koridorių. Taip, čia yra kitos durys, pro kurias irgi galima vaikščioti. Yra du įėjimai į šią sodybą ir yra laiptinė į antrą aukštą į pastogę. Labai patogu, nes sodyba jau yra su patogumais. Kaip matote, įrengta yra dušo kabina, vanduo šildomas boileriu ir taip pat yra ir tualetas. Taigi štai, galite atvykti ir labai patogiai ir jaukiai įsikurti ir poilsiauti tikrai labai gražioje sodyboje. O šiandien, žinokit, oras yra labai nuostabus ir turbūt Labanoro miškai pilni grybų, aplinkui vien ežerai, miškai. Atvykit, labai lauksim.